Sveiki atvykę į mūsų YouTube kanalą. Šiandien noriu Jums pristatyti knygą, kuri, tikiu, pakeis Jūsų požiūrį į prasmę, laisvę ir kančią. Kalbu apie Viktoro Franklio kūrinį, kuris mus supažindina su logoterapija, unikaliu, į prasmę orientuotų psichoterapijos metodu. Franklis teigia, kad nors tradicinės psichoterapijos, tokios kaip psichoanalizė ar behaviorizmas, ir davė didelį indėlį, jos dažnai praleidžia esminį žmogaus siekį – valią prasmei. Šis nepastebėtas troškimas, pasak Franklio, veda į plačiai paplitusią egzistencinę tuštumą, prasmės jausmo trūkumą, kuris yra ryškiausia mūsų moderniaus visuomenės liga. Logoterapija yra atsakas į šį neiškirstą prasmės šauksmą, tvirtinanti, kad rasti tikslą yra galinga gydomoji jėga, leidžianti mums įveikti kančią ir netgi rasti laimę sunkumuose. Ši knyga žada gilintis į logoterapijos pagrindus – valią prasmei, gyvenimo prasmę ir valios laisvę, visą tai pristatydama kaip gyvybiškai svarbu atsvarą šiuolaikiniai neurozei. Įsivaizduokite visuomenę, kurioje, nepaisant klestėjimo ir technologinės pažangos, daugybė žmonių jaučia gilią tuštumą. Franklis tai vadina egzistencinę tuštumą. Ji kyla iš prasmės trūkumo, kurį tik dar labiau sustiprina perteklius, technologijų sukelta darbo vietų praradimas ir tradicijų nykimas. Šis praradimas pasireiškia kaip masinė neurotinė triada – depresija, agresija ir priklausomybės. Empiriniai tyrimai aiškiai rodo, kad prasmės trūkumas tiesiogiai susijęs su piktnaudžiavimu psichoaktyviamis medžiagomis. Autorius tvirtina, kad mes žmonės turime įgimtą valią prasmei, pirminį varomąjį jėgą, kurią tradicinė psichologija dažnai ignoruoja, tačiau kuri yra gyvybiškai svarbi mūsų psichikos sveikatai ir net išgyvenimui. Įrodymai. Šioje knygoje pateikiama daugybė pavyzdžių, tarp jų ir Franklio patirtis koncentracijos stovyklose, kur, nepaisant nežmoniškų sąlygų, tie, kurie turėjo prasmę, tikslą ar viltį, išgyveno dažniau nei kiti. Tikra žmogiška egzistencija pasižymi savęs peržengimu, tai yra gebėjimu rasti prasmę nukreipiant save į kažką ar kažką už asmeninio pasitenkinimo ribų. Prasmė nėra mums paduodama, ji unikaliai atrandama konkrečiose gyvenimo situacijose, suteikiančiose galimybių veikti ar keisti save, netgi jei susidurėme su nepakeičiama kančia. Ši perspektyva atskleidžia, kad gyvenimas turi besąlygišką prasmę, leidžianti mums tragediją paversti asmeniniu triumfu. Galiausiai, išsipildymas pasiekiamas kiekvienam, nepriklausomai nuo sėkmės ar nesėkmės, tiesiog priimdamas įgimtą gyvenimo gebėjimą turėti prasmę. Mokslas, pasak Franklio, dažnai pateikia prieštaringus realybės pjūvius, tačiau šie paradoksai nepaneigia esminės žmogaus egzistencijos vienybės, kurį jis vadina unitas multiplex – vienybė per įvairovę. Mes nesame uždaros sistemos varomos tik priežasčių, o fundamentaliai atviros ir savęs peržengiančios būtybės, susijusios su prasmėmis ir vertybėmis, kurios yra už mūsų pačių. Tai veda prie idėjos apie laisvę nepaisant determinizmo. Nors ir esame paveikti daugybės išorinių ir vidinių veiksnių, mes turime ribotą laisvę pasirinkti savo požiūrį ir užimti poziciją bet kokiu aplinkybių, netgi pačių ekstremaliausių atžvilgių. Franklis atmeta pandeterminizmą kaip redukcionistinį požiūrį, paneigiantį žmogaus atsakomybę, oriumą ir esminį skirtumą tarp priežasčių ir veiksmų motyvų. Ši knyga galingai kritikuoja redukcionizmą, kuris sudėtingas žmogaus patirtis, tokias kaip sąžinė, vertybės ir altruizmas, sumenkina iki paprastų sąlygotų reakcijų, taip ignoruodamas unikalias žmogiškasias dimensijas ir skatindamas cinizmą.
Franklis teigia, kad mokslas, per daug susitelkdamas tik į efektyves priežastis, dažnai tampa aklas aukštesnėms prasmėms ir tikslams, prarasdamas visą realybės vaizdą. Tikroji išmintis, priešingai, apima šių apribojimų pripažinimą ir idėjos, kad būti žmogumi reiškia atsakingai reaguoti į įgimtą gyvenimo prasmę ir iššūkius, priėmimą. Galiausiai, tikroji žmogaus laisvė yra neatsiejamai susijusi su atsakomybė, reikalaujanti tokio požiūrio, kuris gerbtų žmogaus egzistencijos turtingumą, neapsiribodamas redukcionistinėmis interpretacijomis. Autorius taip pat kritikuoja humanistinės psichologijos susitikimo koncepciją, teigdamas, kad tikrasis dialogas viršyje tiesiog paprastą abipusę saviraišką. Tikram susitikimui reikalingas savęs peržengimas link logoso, į intencionalų atskaitos tašką ar prasmę, nesvarbu, ar ji būtų beasmeninė, ar pasireikštų kitame unikaliame asmenyje. Tai leidžia atskirti žmogiškus veiksmus, tokius kaip neapykanta ar meilė, kurie yra varomi priežasčių, nuo mechanistinių impulsų, tokių kaip agresija. Franklis pabrėžia žmogaus gebėjimą užimti poziciją vidinių jėgų atžvilgių ir pasirinkti savo požiūrį. Galiausiai, knyga pasisako už psichologiją, kuri pripažįsta žmogaus laisvę atrasti prasmę ir peržengti kančią, perspėdama dėl paviršutinės intimumo kultūros, kuri ignoruoja šiuos gilius žmogaus egzistencijos aspektus. Be to, Franklis atskleidžia, kad daugelio žmogiškųjų patirčių, įskaitant laimę, meilę ir seksualinį pasitenkinimą, negalima tiesiogiai norėti ar siekti, jos turi kilti spontaniškai. Autorius kritikuoja hiperintenciją ir hiperrefleksiją, kurios pasireiškia, kai žmonės stengiasi priverstinai jausti emocijas arba per daug susitelkia į vidinės būsenas, dažnai sukeldami priešingus rezultatus ir neurozes. Kalbant konkrečiai apie sekso nužmoginimą, knyga teigia, kad seksą redukuojant iki paprastos pasitenkinimo ar pasiekimo, atskirto nuo meilės, galiausiai sumenkina jį ir frustruoja žmogaus prasmės paieškas. Tikrasis įsipildymas kyla iš savęs peržengimo, pasišventimo tikslui arba mylinčio susitikimo su kitu, leidžiant šioms gilioms patirtims atsakingai pasireikšti. Autorius taip pat meta iššūkį psichiatriniai redukcionizmo tendencijai literatūros kritikoje, teigdamas, kad psichinė liga nepanaikina menininko kūrinio vertės, o demaskuojamas meno per patologiją sumenkina žmogaus didybę. Jis tvirtina, kad žmogaus egzistencija ir kalba yra save peržengiančios, varomos valios prasmės, kuri modernioje svadioje dažnai lieka nepatenkinta, vedanti į egzistencinę tuštimą. Nors šiuolaikinė literatūra kartais atspindi šią prasmės stoką, ji taip pat turi terapinį potencialą pasiūlyti solidarumą ir padėti skaitytojams atrasti prasmę. Išplėsdamas šią idėją, autorius teigia, kad sportas veikia kaip modernus asketizmas, dirbtinai sukuriantis esminę įtampą ir iššūkius, kad patenkintų įgimtą žmogaus poreikį turėti tikslą kitaip pasiturinčioje ir patogioje pasaulyje. Ekstremalus sportas, pasak Franklio, išryškina įgimtą žmogaus norą tyrinėti galutines galimybės, peržengiant vien dirbtinus poreikius ar instinktyvų pasitenkinimą. Logoterapijos požiūriu, optimalus sportinės pasirodymas kyla iš varžybų su savimi ir paradoksinės intencijos naudojant skatinti nerimą, o ne hiperintencijos siekiant pergalės prieš kitus. Ši sistema taikoma ir gyvenimo laikinumui, kur logoterapija siūlo praeities optimizmą. Ji teigia, kad patirtis esant įgyvendintos, jos amžinai išsaugomos, suformuodamos nepakeičiamą ir prasmingą realybę. Todėl gili žmogaus reikšmė slypi jo nepanaikinamoje išgyventų realybių ir drąsiai ištvirtų kančių sumoje, kurios amžinai išsaugomos praeityje. Šiame skyriuje Franklis giliai įtikina, kad gyvenimo prasmės nepaneigia jo laikinumas. Priešingai, visos patirtys, pasiekimai ir net kančia tampa amžinai išsaugoti praeityje. Sokratiniais dialogais su pacientais Franklis iliustruoja, kaip žmonės atranda gilę, nekintančią prasmę savo gyvenime, nepriklausomai nuo to, ar ją prisimena ar vertina kiti. Ši filosofinė perspektyva yra logoterapijos terapinių technikų pagrindas, pavyzdžiui, paradoksinės intencijos, kuri padeda įveikti numanomą nerimą ir obsesijas. Skatindama pacientus tiesiogiai susidurti su tuo, ko jie bijo ar su kuo kovoja,
paradoksinė intencija padeda nutraukti pasikartojančius baimės ciklus ir sumažina simptomų galią. Galiausiai, knyga pabrėžia mūsų atsakomybę pasirinkti, ką mes įamžiname, padarydami tai nepakeičiamos praeities dalimi. Viena iš galingiausių logoterapijos priemonių yra paradoksinė intencija. Tai terapinė technika, kuri skatina pacientus aktyviai norėti arba daryti tai, ko jie labiausiai bijo, veiksmingai nutraukiant užburto rato, kurį sukelia laukiamasis nerima. Pakeitus patogeninę baimę paradoksaliu noru, metodas išardo neurotinius grįžtamojo ryšio mechanizmus. Knyga pabrėžia, kad humoras ir savęs atsiribojimas yra nepaprastai svarbus jo sėkmei, nes pasitelkiami unikalų žmogiškieji gebėjimai peržengti baimės. Daugybė iliustruojančių atvejų tyrimų, nuo egzaminų baimės ir fobijų iki kompulsijų ir mikčtiojimo, parodo šio požiūrio nuostabų efektyvumą, dažnai papildant ir sustiprinant elgesio terapiją. Knyga galingai demonstruoja paradoksinės intencijos efektyvumą įvairioms psichologinėms būklėms, įskaitant sunkias fobijas, nerimą ir kompulsijas. Metodas apima nurodymą pacientams sąmoningai pabandyti atlikti arba netgi perdėti savo bijomus simptomus, o tai paradoksaliu būdu nutraukia numatomo nerimo ciklo ir dažnai veda prie simptomo išnykimo. Daugybė atvejų tyrimų pabrėžia jos sėkmę net ir situacijose, kai įprastas elgesio modifikavimas ar Freudo analizė nepadėjo ir dažnai nepaisant pradinio paciento skepticizmo. Šis požiūris pasitelkia žmogaus gebėjimą atsiriboti nuo savęs, pasirodydamas esąs galingų įrankių įvairiose amžiaus grupėse ir net lėtiniais atvejais, nors jis nėra pristatomas kaip panacėja. Vienas įtikinamiausių pavyzdžių yra teisininko kenčiančio nuo sunkios, visą gyvenimą trukusios obsesinio kompulsinio sutrikimo, OKS istorija. Jo niokiojančios baimės ir ritualai dramatiškai sustiprėjo, dėl ko jis prarado darbą ir buvo institucionalizuotas, nepaisant daugybės nesėkmingų tradicinių gydymo būdų. Daktaras Kocaurechas sėkmingai įsikišė, naudodamas paradoksinę intenciją, unikalią terapiją, kurios metu pacientas aktyviai susidurdavo ir netgi perdėdavo savo bijomus obsesinius mintis, tokias kaip pavyzdžiui išsiplėšti akis. Terapijos specialisto vadovaujamas šis priešingai intuityvus požiūris padėjo pacientui atpažinti savo baimių absurdą, dėl ko žymiai sumažėjo simptomai ir pagerėjo gebėjimas nuosekliai funkcionuoti ir dirbti. Atvejis pabrėžė lėtinį ir atsparų OKS pobūdį bei nepaprastai efektyvumą paradoksinės intencijos, metodą, kuris taip pat trumpai parodomas esą veiksmingų gydant nemig-O. Šiame skyriuje galingai iliustruojamas paradoksinės intencijos, PI technikos, kuris skatina pacientus aktyviai norėti ar net sustiprinti savo bijomus simptomus, gilų poveikį. Per įtikinamus atvejų tyrimus ji demonstruoja PI sėkmę įvairiose srityse, nuo košmarų ir klausimo haliucinacijų sprendimo iki efektyvaus sunkios agorafobijos ir depresijos gydymo, dažnai taikant savarankiškai. Knyga pabrėžia, kad PI pagrindiniai principai nėra nauji, jie buvo atrasti įvairiose kultūrose, įskaitant zen ir morita terapiją, ir dažnai naudojami nesąmoningai. Be to, PI numato ir derina mažiau šiuolaikinių behavioristinių terapijų, pasisakančių už tiesioginį susidūrimą su nerimu, o ne vengimą. Galiausiai ji pristato derefleksiją, dar vieną logoterapinę techniką skirtą kovoti su per dideliu dėmesiu rezultatams, ypač seksualinėse neurozėse. Vienas įtikinamiausių pavyzdžių yra teisininko kenčiančio nuo sunkios, visą gyvenimą trukusios obsesinio kompulsinio sutrikimo, OKS istorija. Jo niokiojančios baimės ir ritualai dramatiškai sustiprėjo, dėl ko jis prarado darbą ir buvo institucionalizuotas, nepaisant daugybės nesėkmingų tradicinių gydymo būdų. Daktaras Kocaurechas sėkmingai įsikišė, naudodamas paradoksinę intenciją, unikalią terapiją, kurios metu pacientas aktyviai susidurdavo ir netgi perdėdavo savo bijomus obsesinius mintis, tokias kaip pavyzdžiui išsiplėšti akis. Terapijos specialisto vadovaujamas šis priešingai intuityvus požiūris padėjo pacientui atpažinti savo baimių absurdą, dėl ko žymiai sumažėjo simptomai ir pagerėjo gebėjimas nuosekliai funkcionuoti ir dirbti. Atvejis pabrėžia lėtinį ir atsparų OKS pobūdį,
bei nepaprastai efektyvumą paradoksinės intencijos, metodą, kuris taip pat trumpai parodomas esą veiksmingu gydant nemig-o. Šiame skyriuje galingai iliustruojamas paradoksinės intencijos (PI) technikos, kuris skatina pacientus aktyviai norėti ar net sustiprinti savo bijomus simptomus gilų poveikį. Per įtikinamus atvejų tyrimus ji demonstruoja PI sėkmę įvairiose srityse, nuo košmerų ir klausimo haliucinacijų sprendimo iki efektyvaus sunkios agorafobijos ir depresijos gydymo, dažnai taikant savarankiškai. Knyga pabrėžia, kad PI pagrindiniai principai nėra nauji, jie buvo atrasti įvairiose kultūrose, įskaitant zen ir morita terapiją, ir dažnai naudojami nesąmoningai. Be to, PI numato ir derina mažiau šiuolaikinių behavioristinių terapijų, pasisakančių už tiesioginį susidūrimą su nerimu, o ne vengimą. Galiausiai ji pristato derefleksiją, dar vieną logoterapinę techniką skirtą kovoti su per dideliu dėmesiu rezultatams, ypač seksualinėse neurozėse. Šiame skyriuje įžvalgiai pristatomas logoterapijos požiūris į seksualinės neurozes. Tokias būklės kaip impotencija ir frigidiškumą priskiriant hiperintencijai, laukiamam nerimui ir hiperrefleksijai, dažnai sustiprintoms visuomenės spaudimu seksualiniam našumui. Ji pristato dvi pagrindinės terapinės technikas. Derefleksija, kuri apima dėmesio nukreipimą nuo našumo link tikro ryšio, ir paradoksinė intencija, kai pacientai skatinami sąmoningai siekti to pačio rezultato, kurio jie bijo. Daugybė įtikinamų atvejų tyrimų knyga demonstruoja, kaip šie metodai veiksmingai nutraukia save griaunantį nerimo ir siekimo ciklą. Pagrindinė žinia yra ta, kad atsisakius našumo reikalavimų ir savistabos, asmenys gali leisti atgimti natūraliam spontaniškumui ir ryšiui, o tai veda prie greito ir ilgalaikio jų seksualinių sunkumų sprendimo. Praktinis pritaikymas pabrėžia psichologinio perorientavimo, o ne tiesioginio seksualinių rezultatų siekimo galią. Viktoras Franklis šioje knygoje kviečia mus peržengti paviršutiniškumą ir iš naujo atrasti tai, kas išties reikšminga. Jo logoterapija yra ne tik gydymo metodas, bet ir gili filosofija, kuri primena apie mūsų įgimtą laisvę, atsakomybę ir gebėjimą rasti prasmę net didžiausioje kančioje. Ši knyga yra kompasas tiems, kurie jaučiasi pasiklydę egzistencinėje tuštumoje, ir galingas priminimas, kad prasmė laukia būti atrasta kiekviename iš mūsų. Ji moko mus, kad gyvenimo prasmė nėra kažkas, kas duodama, bet kažkas, kas atrandama ir kuriama kiekvieno žingsniu. Perskaičius šią knygą, galbūt jūs ne tik geriau suprasite save, bet ir pajusite naują viltį bei tikslą. Taigi, kviečiu jūs giliau pasinerti į Viktoro Franklio pasaulį ir patiems pajusti logoterapijos galią. Ačiū, kad buvote su mumis, ir iki kito karto.